rezultatas tai labai geras. Tenkina, aišku. 6 įmušėm lyg ir sutriuškinimas tvarkingai, kaip ir praeitose. Panašiai, pirmą kėlinį bent jau sužaidėm. Bet epizodais tai, na, tikrai dar ir kur dirbti. Tai va, buvo epizodas 5 visiškai prieš vieną išeina, ten užskuba puolime. Labai dažnai priima sprendimą grinai, kad kuo greičiau būtų, o ne tiksliai sužaidžia. O praktiškai visos atakos, kurias tvarkingai padarėm, tai tuomet, kai užlaikom, 5, 6, 7 pasai savo aikštės pusėje, užlaikom dar centrį ir tada atsiveria ten plotai, sujuda priekį. Ir Chebrytė tada sukuria kažką. Visus įmušius praktiškai priimušėm, ne per skubėjimą, o per kaip tik užlaikymą. Džiugina tai, kad aišku, kol kas be pralaimėjimų žengiam. Čia savame suprantama, tvirtai savo tikslo link žengiam. Taip pat labai džiugina, kad komanda turi jau charakterį, kurio anksčiau trūkdavo. Tai yra, na, aš kai jau seniai žaidęs, tai puikiai atsimenu, tuo tokius, kai praleidė vieną įvartį iš to. Ir gaudavo tartis 4. O dabar, ta prasme, nieko panašaus, aišku, mažiau ir praleidžiam, bet vis tiek, net ir praleidę ir toliau lygiai taip pat. Aišku, man labiausiai yra tas dalykas, kai mes visas varžybas iš esmės